Šiandien yra 77 diena, kai aš einu per Ameriką ir čia įdėsiu žemėlapį visą maršrutą, nuo kur mes pradėjom, kur mes esame ir iki kur mes nueisime. Ir mes jau nuėjom tiek mylių. Aš dabar pavalgius po visų miesto pramogų išeinu iš miesto, bet mano paskutinis šansas kažką įsigyti skanaus ir aš dabar telepatiškai turiu nusikelti į save už 2 valandų, telepatiškai atsidurti miške ir galvoti, ko aš labiausiai galėčiau norėti. Ko aš galėčiau norėti? Ne, tikrai ne vištienos. Aš noriu kažko, noriu grūdėtos varškės, bet jinai suges gal labai greitai. Pasiimsiu grūdėtos varškės, pasiimsiu, labai noriu limonado, bet man reikia, kad jisai būtų kažkaip, toks, kad nebeliktų jo tiesiog po išgerimo. Žodžiu, bet tokios problemas pas mane. Tai va, gal kažkokiu, pasiimam 2 bananus, 2 rytus galėsim į košę įsidėti. Pažiūrėsiu, palakiek. Mes šiandien pietums valgom lazaniją. Wow. Labai excited. Man reikia įpilti 1,5 puodelio. Šitą lazaniją mums rekomendavo šveicarų šefas, kuris dirba senelių namuose Šveicarijai. Sakė, ten gyvena 100-mečiai senukai ir tada jis galvoja visokius jiems patiekalus. Sakė, ten po belen kokie senelių namai. Visi galvoja jiems visokius patiekalus ir tada, pavyzdžiui, sako, aš sugalvoju padaryti vegetarišką burgerį ten su portabello grybo, aš įdedu tą portabello grybą ir sako, jie tada paragauja ir tada visą savaitę jie man tiesiog kartoja tie 100-mečiai senukai. Norim tą burgerį, norim tą burgerį, norim tą burgerį. Tada pagaminu, ten sako, ten troškinį, tarkim, ar kažkokį patiekalą, ten šveicarišką, pasakė, kokį jis įdaro. Ir sakė, tada tie 100-mečiai vėl sėdi ir tada visą savaitę, mes norim troškinį, mes norim tą troškinį, mes norim vėl tą troškinį. Tai labai miela buvo ir... Juokinga, nes apie bulvytės frį tą patį pasakė, kad kažkada vieną kartą davė paragauti bulvyčių frį ir jie pradėjo tų bulvyčių prašyti. Nu ką, traukiam šaukštus. Kalebašiukas. Toks alkanas atrodo, kad vieną televašą valgyčiau. Visai visiškai. Lazanija. Dėsiuosi vidų? Jo. Atrodo dar skanesnė negu praeitą lavašai. Mano laikrodis rodo, kaip aš atsistatinėjau po krūvą. Ir kai tik atėjom čia į High Sierras, tai mačiau palei savo širdies darbą, kad labai sunku buvo. Čia kai kalnus pradėjom lipti šitus milžiniškuosius. O dabar jau nėra. Ir tas poilsinis širdies darbas geresnis, miegas geresnis, tai labai džiaugiuosi. Taip atrodo mūsų vakaras etapas jau prieš pat einant miegoti. Mes čia ką tik ir atvykome, jau susidėjome visus daiktus ir dabar jau kas liko. Tai mano kuprinė jau yra savo miegamajame. Palapinėje sukrauti jau visi čiužiniai, jau Julius atsakingai pasiklojęs. Mano čia daikčiukai dar visokie mėtosi. Tada aš čia prie palapinės pasilieku tapkės, čia miega mano kepurė ir visada turiu vandens. Kas dar? Mano meškos kanistras irgi jau atsakingai ten paliktas. Čia. Ir čia mes vakarieniaujame. Tai kas vakarieniai? Sweet barbecue. Julius valgo jautieną tokią, o aš valgau salmon, dar nevalgau tik tai. Ir su tais pačiais tortilių blyneliais iš pusryčio. Tada čia Juliaus kuprinė dar jinai eis ilsėtis turbūt tą patį miegamąjį. Julius valgo jautieną, o Julių valgo uodai. Labai geras. Čia kavinukas susitvarkiau nuo ryto, tik tai vakare, tai jisai džiūna. Ir Julius meškos kanistras, į kurį sukrausim visas šiukšlės, jis irgi eis miegoti štai ten. Ir ką mes čia dar turim? 2 laisvi kuoliukai, po dienos likę 3 laisvi guminukai ir dantų šepetukai laukiantys savo eilės. Tai va, taip atrodo mūsų vakarienė. Ir šiandien mes užėjome į Yosemite nacionalinį parką. Tai čia jau skaitas toksai uodas ten.
Čia skaitosi pats populiariausias mano žiniomis Amerikos parkas, bent jau aš, jį tokį kaip ir vienintelį žinau, nacionalinį parką, iš filmų ir iš, nežinau, šiaip. Tai visai įdomu, bet net dykumoje, jau nuo dykumos visi žmonės mums sakė, kad va, sulaukite Sierro, ten tai jūs pamatysite, ten yra ten hikerių Disneylandas. Aš taip suksiuos gerai? Gerai. Ir mes kažkaip, o man suktis kartu? Ja. Ir mes kažkaip mes kažkaip tą informaciją priėmėm kaip... Ir aš lėčiau biškai suktis. Kad gerasis Disneylandas. Bet dabar jau mes kai atėjome čia ir truputį pabuvom ir kurortinėse miestelėse ir čia, gal tu netikėtai sukis, aš pasakosiu ir tu kartais pradėk suktis. Gerai. Hikerių Disneylandas, kad jau sako, oi palaukit, nes jau toks Hikerių Disneylandas, važiuot tai pamatysite. Ir mes priėmėm tą informaciją, kad nu čia bus žiauriai smagu, taip kaip būna Disneylande. Bet dabar toksai Disneylandas mums čia iš tos pusės, kad mes esame visiškai amerikiečių atostogų įkarštyje ir jie visi atvažiuoja iš Los Andželo, iš San Francisco, iš San Diego, va čia atostogauti. Tai mes sutinkame lenkiek day hikers ir nusprendėm, mūsų maršrutas neina per Yosemite parkais, pro kraštuką praeina. Bet galvojam, kad tikrai išsuksim iš kelio ir nueisim, aplankysim visą Yosemite parką, bet matom ir video visokius ir su žmonėm kalbam, kad ten tiesiog yra sausakimša iš tikrųjų, yra žmonių kamščiai, yra automobilių kamščiai, ten iš vis, kad su automobiliu atvažiuotų, ten specialius leidimus turi gauti, kad galėtume važiuoti, ten tam tikrą kiekį per dieną išduoda. Tai kažkaip nusprendėm neišsukinėti iš kelio ir praleisti tą dalį. Nors ten yra ir tas Half Dome, akmuo toksai didelis, ant kurio gali lipti ir ten su tokiam grandinėm jau apštiesi. Tai tikrai labai smagi pramoga, bet mes jau, kai į Mount Whitney nuėjom, kai ten išsukam iš kelio ir kopėme tą aukščiausią žemyninės Amerikos kalną, tai ten jau pajautėm tą, kad kol lipom, visas procesas buvo nenormaliai gražus, bet kai užlipom, ten tokie stovi žmonės, fotografuojasi, facetime'ina šeimoms ir tokį, truputį sugadina tą efektą, kurį iš tikrųjų turi gamta sukelti. Tai, tą malonumą tokį. Tai nusprendėm Yosemite parko mes šį kartą neaplankyti, bet Julius sugrįž, nes mes kavinėje sutikome žmogų, vietinį gyventoją, kuris yra dviratininkas. Ir nes mes dabar atostogavom Mammoth kurorte. Ir čia yra toks slidinėjimo kurortas ir dabar vasarą jisai tampa dviratininkų ir pėsčiųjų kurortas. Tai belenkaip kietas miestelis ir mes ten praleidom kelias dienas ir kalbėjai su dviratininku. Yra viena diena metuose, kai uždaro visus kelius mašinoms ir leidžia važiuoti tik tais dviratininkams. Tai žiauriai man pardavė tą idėją, kad galima išvengti visų tų masių žmonių, dėl ko mes ten dabar nevažiuojam, neinam. Ir prasilėkti tiesiog nuo kalno šitam nacionaliniam parke su dviračiu. Tai tiesiog klausiau ir negalėjau patikėti, atrodo kaip svajonė visiškai. Tai... Ja. Bet šiaip visa infrastruktūra dviračiams kaip padaryta, nes mes vakar atvažiavome į slidinėjimo kurorto slėnį, kur ten visi su keltuvais, keliais ir panašiai. Ir ten viskas vasarą adaptuota dviračiams, ten ant keltuvų tokie tvirtinimai atsiranda ir jie tiesiog kaip suslidėm, užkiltum ir leistumai žemyn, tai jie taip pat su dviračiais užkyla ir tada skrenda žemyn su dvirkais. Ja. Tai mes esam visiškai amerikiečių atostogose, dėl to mes jau turbūt truputį net nuo savo grafiko atsiliekam, nes belenkaip, mums irgi ta Amerika labai viską žavi, labai įdomu viską pamatyti, labai įdomu viską išbandyti, išragauti. Ir mes užsukam į tuos miestelius, ten susipažįstam su žmonėm, ten nežinau, viską testuojam ir dabar taip galvojam, tokį planą kuriam, kad reikia susijimti ir mes darysim tokį naują misiją. Tai ką mes darysim, mes susidėliosim visą schemą, kaip mums nebeišsukinėti kurį laiką į miestelius, kilinsim visas pramogas ir darysim tokį intense ėjimą. Tai reiškia, kad mes pabandysim savo maistą per paštus išsisiųsti, kad nereikėtų išsukinėti miestus. Tokį truputį, gal kokį mėnesį trukmės, tokį ekstremą truputį. Nes jau atsibuvo, man atrodo, tuose miesteliuose, viską pamatėm ir dabar tie amerikiečiai patys atostogauja, ten visur brangu, sausakimša ir pamatėm, manau. Tai truputį pabandysim neišsukti iš miestų kokį mėnesį. Nepažadu, kad mėnesį, nes mes dar tą planą dėliojam. Bet tokį padaryti truputį taip susijimti, daug eiti, mažai stoti ir dar iš kitos pusės truputį daugiau dar gamtoj pabūsim.
Tai visai fainai atrodo. Excited, nors kai ateis tas laikas, tai turbūt, kad nebenorėsiu. Nu tai ką, tai tada aš eisiu jau valgyti savo lašišos. Šiaip lašišą labai džiaugiuosi, nes tiesiai iš Aliaskos pagauta. Va, wild caught. Ir ką, mes eisim miegoti, va, jau matėt visą etapą. Jeigu žinot, kur šita vieta, ateikite, miegokime kartu. Nežinau, dar knygą prieš miegą skaitysim. Geriausias vakaras nusimato, jeigu tik rasit, ateikite. Skanaus. Ačiū. Yra kažkoks tai didelis supermarketas. Tai ten nueinam, prisiperkam maisto mėnesį laiko. Tada nueinam į paštą, susikraunam viską į dėžes. Ir išsisiūsim į ten, kur nėra parduotuvių ir... Ir išsisiūsim į šitas vietas. Tai čia esmė, kad jie gal ir yra kur nusipirkti maisto, bet mums žiauriai gerai gausis, nes mes tiesiog kaip Walmart'e kažkokiam tai... Ai, tai net nebus brangiau. Prisipirksim belenkiek maisto. Bus brangiau, nes... Siūsim. Siuntimas šiaip nemažai kainuoja čia. Norėjau sakyti, kad labai pigiai kainuoja siuntimas čia. Kodėl tu pasakai nemažai? Ne, pats siuntimas jisai kainuoja nebrangiai, bet atsimta package kartais būna 10 bucks ir panašiai. Jo, atsimta kainuoja. Tipo, kad išsisiunčia ne į paštą, nu, tipo, pavyzdžiui, dabar praėjom kažkokią vietą, kur buvo parašyta, mes galime priimti jūsų siuntas ir ten kažkaip, tai mane labai projektino, nes buvo parašyta, kad jie ten tik kažkokiam dienom gali paimti, nes arkliais, tipo, su arkliais jie paimti siuntų ir, žodžiu, arkliai atneša siuntas. Ir tada tu, nu, tipo, priima žmonės ten į savo restoranus ar ten į savo kažkokios, rančas, tos siuntas ir mes tada susimokam, kad jie, paima tas siuntas ir išsaugo. Čia Haisierose, nes, nu, kaip ir kalbėjom, kad per tos pesis, nu, nėra kito kelio, tiesiog tu arba su sraigtasparniu atskrendi čia, arba turi eiti su arkliais. Taip, tai žiauriai smagu. Aš taip norėjau siūstis tas dėžės, taip, čia labai daug kas, nu, tipo, labai daug kas siunčiasi maistą. Mes sekančiai batų dėžė jau įsidėjom skanumynų savo. Jo. Mes kai buvom Los Andžele, susipakavom 4 batų dėžės ir jos dabar ateina mums jau, nu, kas 500 mylių. Tai mes į pirmą tiesiog pamiršom, prisipirkom kartu su visais savo daiktais dar skanumynų visokių ir pamiršome pirmą siuntą įsidėti. Tai dabar antroji siunta jau bus skanumynai ir trečioji bus skanumynai ir ketvirtoji bus skanumynai. Nieko nesimenu, mes nesidėjom. Jerky tikrai pirkom, dešrelių pirkom tų tokių bitintas, tada tie bobos keksiukai. Kaip įsirink maistą mėnesį, ką valgysim, susidėti dėžės? Easy, čia mano pareiga. O, pagaliau galėsi padirbėti normaliai. Gausi pareigą. Pareiga mano. Eik tu čia, kaip smagu bus. Tai tiesiog pirksim viską tą patį, ką perkam savaitei, tik 4 vienetus. 4 košės, 4 riešutus sviestus, 4. Ai, nu taip, jeigu mėnesį užtruks metų. Nu, tipo, ar ten kiek siuntų darysim, aš nežinau. Bet žiauriai smagu bus atėti siuntas atsimti. Mes galėsim visokių sunkių nesąmonių prisigrauti. Nes iškart suvalgysim. Morkyčių reiks, bet neįsidėti. Žirnį. Bet, ne, žirnį gal supus, ten gal dais. Jo, žirnį supus, morkų be nieko nesidėti. Nu gerai, labai exciting, bet dar čia liko belenkiek laiko iki šitos kelionės. Belenkiek. Kokios dar mėnesis iki šito mėnesio. Gal porą savaičių iki šito mėnesio, kažkas tokio, ne? Kiek čia mylių, aš pamiršau, mes dabar 600 mylių iki šito. Tai jo, gausis biški mažiau negu mėnesis, 3 savaitės vėl dabar. Žodžiu, už 3 savaičių pradedam 3 savaičių ekstremalių apsipirkimą. Viskas, turiu išmiegoti labanaktų. Man vienas įdomesnių dalykų, su kuriuos susipažinau šitoj kelionėj, tai yra žmonės, kurie dirba šitose nacionaliniuose parkuose. Ir jie tiesiog išeina ten savaitę ar kelioms dienoms ir tiesiog pasirūpina. Mes truputį pasakojom ir praeitam video apie aplinkosaugininkus. Julius pasakojo, kaip sutiko juos, kurie ėjo gaisro žiūrėti, dėl ko įvyko gaisras. O dabar tiesiog sutikom rangerį, kuris tikrina leidimus, ar mes galim čia vaikščioti. Tikrina, ar turi meškų kanistrus. Ir
truputį paklausinėjom apie jo darbo dieną, kaip viskas atrodo. Tai pavyzdžiui, dabar jis yra išėjęs 3 dienoms, vaikšto per stovyklavietės, sutvarko po žmonių laužavietės visas užkasa, surenka tualetinį popierių ir netgi iš upių, kur nesąmoningai žmonės sugalvoja plauti, ten nežinau, turbūt indus arba kojas, aš nežinau, kojas turbūt labiau, jų muilo atliekas. Tai sako, aišku, tai yra neįmanoma, bet būtent šitos upės vanduo teka į San Francisko miestą ir dėl to San Franciskas finansuoja didelę dalį jų darbo tam, kad jie tvarkytų upes, rinktų žmonių tualetinį popierių paliktą ir tą muilą bandytų surinkti kiek įmanoma. Tai mes esame Yosemite nacionaliniam parke. Čia yra daugybė žmonių įprastai. Dėl to turbūt tokių žmonių darbas labai svarbus, nes tokie žmonės kaip mes, kurie išeinam čia ilgam laikui, mes labai sąmoningai rūpinamės viskuo, ką paliekam po savęs. Turim gauti tą leidimą. Jeigu pamatytų, kad mes darom kažkokius tokius nusikaltimus, tai iš mūsų tiesiog atimtų leidimą. O tie, kas ateina dienai ar 3, ar ten pirmą kartą būna gamtoje, gal tiesiog net nesąmoningai, nenorėdami nieko blogo, padaro kažkokių klaidų. Įdomiai apie meškas papasakojo, kad dar prieš 100 metų čia grizliai gyveno šituose slėniuose, bet paskui, kai jau padidėjo populiacija šituose regioninėse parkuose, pradėjo žmonės auginti savo gyvulius, vištas ir panašiai. Tai tie grizliai pradėjo skersti jų gyvūnus. Na tai normalu, kad tada žmonės pradėjo skersti grizlius. Ir netgi būdavo parduodami grizliai kaip delikatesas restoranuose. Tai būdavo, pavyzdžiui, sūdytos grizlių letinos. O kaip sakė, iš tikrųjų, kad piragas, ne? Grizlių piragas? Ne, sakė, kaip delikatesas, kad būna pardavinėjo. Nežinau, ar sūdytos, bet žodžiu, kad letenėlės pėdutės pardavinėdavo kaip delikatesą. Tai labai įdomu, nes dabar liko tik tais juodosios meškos čia. Ir jos labai bijo žmonių. Jo, ir jos labai bijo žmonių. Tai labai lengva jas išgąsdinti, tai mes nei kiek jų nebijom. O įdomus faktas, kad Kalifornijos vėliavoje yra ne grizlis nupieštas, o golden bear, tai reiškia auksinė meška, tai dar toks kažkoks tarpinis variantas. Sakė grizlio atšaka, tipo kaip grizlių giminės. Grizlių giminės. Grizlių giminės. Bet jų iš vis jau niekas čia nematė apie 200 metų. Tai... Bet aš ir jam pasakiau, tam rangeriui, ir manau jisai pats tai supranta puikiai, kad visiškai svajonių darbas atrodo toksai vaikštojasi tose miškuose. Ir, aišku, turbūt turi labai rimtesnių misijų, apie kurias aš nežinau, bet šitie tokie, kur sutinkam. Very chill guy. Jo, ir toks matos, kad jam taip svarbu ta gamta, jisai domisi apie tos grizlius, pasakoja, toks užsidegusia širdim ir taip malonu tiesiog klausyti žmogaus, kai pasakoja apie kažką, kas jam įdomu. Man bendrai labai patinka čia visa, kaip čia dabar įvardinti, prižiūrinčių asmenų kultūra, va taip pasakysiu. Tai aš turiu galvoje visus aplinkosaugininkus, policininkus, gaisrininkus ir nesvarbu ką, gal tu geriau gali juos kažkaip įvardinti, ne? Šitie valstybės tarnautojai tokie? Manau, kad kažkas tokio. Kad tarp jų ir paprastų mūsų civilių nėra jokios atskirties, kad mes visi kaip draugai bendraujame, kad pasisveikinam, pajuokaujam, pasidalinam istorijom, paklausiam klausimų ir taip kažkaip. Toks tikrai nežinau. Aš labai suprantu, apie ką kalbi, nes nėra tokio, sutikom, iš pradžių net pažinau iš viską, čia yra gamtosaugininkas ir kad kažką tikrins, bet kai supratau, man nebuvo jokio streso, žinai, kad dabar čia tikrins kažką ir panašiai. Jo, ir toks, kažkaip aš nežinau, aš Lietuvoje atrodo kažkokią tokią tikrinančią žmogaus neišdrįsčiau paklausti ten, o tai kaip atrodo jūsų darbo diena? O tai kiek dabar eisite? Aš ten paklausiau, ar kiek jisai turi nueiti atstumą, ar nuo jo priklauso, ar tiesiog turi kažkokią distanciją nurodytą. Ir jisai sako, tiesiog turiu užduotį, bet eisiu taip, kaip jausiuosi. Ir nežinau, gražu tiesiog. Bet tu labai gerai vardinai, nes jų tikslas yra patikrinti, saugot gamtą,
Ir tu nejauti, kad jis norėtų tave kažkokiu tai būdu nubaust. Jo. Nėra jo tikslas nubaust, jo tikslas yra išsaugot gamtą. Ir pavyzdžiui, jisai mumis net pasitikėjo, kad mes turim tos bear canister. Jis net Jisai netikrina. sako, aš galiu jumis pasitikėti, kad jūs turit miškų kanistrus, nes juos reikia ištraukti ten ir panašiai, tai mes jau net netraukiam. Jo, iš tikrųjų gražu. Ir dar man kažkoks žmogus rašė, kad labai norėtų pamatyti tos burgerius, apie kuriuos mes nuolat kalbam, bet niekad neparodom. Mes esam visiškam tourist trap, pačiame atostogų įkarštyje ir artėjom prie savo užkandinės, tai manau, kad ten bus burgeriuksas kokie $20. Bet mes nusiteikę tiek pakloti, nes esam taip išalkę ir jaučiamės nusipelnę, bet pažiūrėkit, koks čia akmuo. Wow. Wow. Kur čia tie burgeriai, kur kalbėjom? Už 100 metrų. Ulela. Tikiuosi turės burgerių. Na, aš mačiau, kad grill patiekalai. Taip atrodo post office, kokius mes galėsim atsisiųsti savo siuntas, pavyzdžiui. Čia yra visiškai, atsiprašau labai, čia yra visiškai populiariausias tas Half Dome kalnas. Mes dabar einame į restoraną. Ir meniu. Breakfast netinka, lunch. Make it combo, $7, cheeseburgeris. Ai, atrodo normalios kainos. Žiūrėkit, cheeseburgeris 8, jeigu combo pasidarau. O, wow! Žmogau, galime sau leisti čia pavalgyti, kiek tik norim, dvigubai galim. Wow. Atšaukiu viską, ką sakiau, kad čia turistiniai spąstai, čia neturistiniai spąstai, čia geriausia vieta Amerikoje. Viskas tai vyksta, mes valgome, o dieve, kaip exciting. Imsime 2 dvigubus cheeseburgeris. Taste. Ui. Pažiūrim, ką įsigijom. Tai mes pirkom vieną kombo ir vieną tiesiog cheeseburgerį double. 2 double cheeseburgeris ir vienas iš jūsų kombo. Potato wedges. Bulvės. Iškart degustuokime. Patinka, kad su prieskoniais. Patinka, kad kaip persikai atrodo. Puikios bulvės. Double cheeseburger. Double cheeseburger. O, bulvytė ekstra. Ir iš karto gaudo. Susikaupiau truputį. Visą savaitės daržovių dožė. Gerai atrodo. Belin kaip gerai Tokia atrodo. kaina tikrai. Aš nežinau, ką man apie tą maistą pasakyti, viskas tobulai skanu visada. Dabar tu. Tu geriau apie maistą moki pakomentuoti. Išvaizda žiauriai gera. Nu ką, teistas. Tikrai ne Ingridos cepelinai. Mano mamos. Šiaip sausoka, sakyčiau. Padažo man trūksta šiek tiek. Trūksta padažo? Bet už tokią kainą žiauriai geras. Gerai, skanaus. Atnešiau Juliui ledus. Nes jis sako, čia taip ir turėjo būti. Insane man irgi pasirodė labai labai dideli. Belinkėjot ledų. Nuspėk kainą. 2 pem. Deja, 4,25. Šunsnugai. Bet visai šeimai. Visai šeimai užteks. Skanaus, žiauriai skanaus. Žiauriai. Čia. Aš taip pavargstu visą dieną nešioti kepurę. Iš tikrųjų kepurę ir kapišoną. Ir visas apsaugas. Akinius. Kad aš tiesiog ateinu į miestus, aš vaikštu kaip skateris berniukas. Nes tiesiog taip gera, va taip vaizdą matyti visą. O kepurės neturiu kur pasidėti. Tai
Žodžiu, keletas įvykių įvyko. Vienas labai gražus, tai jau ir... pirmiausia, bandelę nusipirkau iš kepyklos, kur rašo pasivadinę bakery ir kažkokia absoliučiai sausą kaladę pardavė. Tai šitas buvo labai liūdnas dalykas, buvo gražus dalykas, nes tiesiog ėjau močiutės su seneliu ir su tokiu mažu vaiku, tai ten gal nežinau, nukas pas jūs atvažiavęs. Ir jis toks laimingas šokinėja ir sako, ten einam ieškoti savo viešbučio. Nes čia mes visiškai vaikštam, ten kalnuose, tai čia vien atostogų miestai, čia nėra beveik gyventojų ten kažkokių. Ir jisai sako, einam ieškoti savo viešbučio. Ir ta močiutė nešas tokia didelė dėžė trešnių. Nedidelė, o tiesiog dėžutė trešnių. Ir kažkoks toks gražus momentas, įsivaizdavau, kaip jie dabar ateis tą viešbutį, valgys trešnės visi. Ir jo, labai smagu. O trečias dalykas yra šitas saulėlydis. Į kalnus kažkur ten. Belenkai prašau. Wow, koks kelias. Kelias ir skateris. Labai gražų komentarą kažkas parašė po Instagramo reelsų, kad kažkokia moteris parašė. Labai ačiū, nes jinai pasakė, man pats gražiausias dalykas, kad jūs vis dar juokitės. Ir mes sugulėjom palapiniai. Ir aš kažkaip tada tik tai pasakiau, kad supratau, kad mes 2 mėnesius, daugiau negu 2 mėnesius, jau už 2 savaičių bus 3 mėnesiai. Tiesiog dieną iš dienos 24/7 būnam kartu. Ir tada tiesiog taip gera pasidarė, nes mes realiai kažkaip labai sekasi gerai leisti laiką. Truputį pabūnam atskirai, tai gal neteisingas, kai 24/7. Bet labai smagu jo, kad kažkaip atrodo, kad jeigu nesijuoktume, tai labai sunku būtų. Tai va, eisim dabar jau atgal į kelią ir statysimės palapinę. Ir eisim miegoti. Kaip gražiai saulė leidžiasi, negaliu. Šiandien testuojam ir pabandysim šią savaitę kiekvieną rytą įsijungti Stravą. Ir pabandyti sudėlioti žemėlapį, kur mes einam ir kaip mums sekasi. Bet nežinau, pirmiausia dabar Julius tiesiog per jo telefoną bandysim, man belenkaip gaila baterijos. Bet jeigu bus faina statistika, tai tada ir savo įsijunginėt bandysiu. Tai dabar įsijungiam ryte, vakarą išjungsim, ryte vėl įjungsim ir žiūrėsim, kaip dėliosis. Šiaip įdomu, ar iš viso su be interneto jisai normaliai sureaguos ir... Įdomu, rodys žemėlapį. Įdomu, ar sudarys visą maršrutą žemėlapį, nes jeigu čia tiesiog paskaičiuos laiką ir kilometrus, tai ką mums tai reikia, mes galim ir pirštais paskaičiuoti. Wow! Einu ir aš iššokti. Dabar apdeitinsiu savo svajonę, nes aš esu visiškai vandens žmogus ir man matyti šitą krioklį yra tiesiog magiška. Tai dabar apdeitinsiu svajonę, kad kitą kartą noriu krioklio, kur galiu užeiti į kitą pusę ir sakyti pastatus visus. Wow, viskas, žinau, maudytis. Kaip gera, taip atpalaidavo kūną visą. Aš pati ne visai taip supratau, dėl to netaip papasakojau. Tai sakiau, kad mūsų maršrutas neina per Yosemite parką ir kad mes užkabinsim tik kamputį jo. Nes čia yra tas Hiker Disneylandas ir kad mes nusprendėm, kad mes čia neįsime. Bet pasirodo, šiandien visą dieną einu ir aš negaliu atsigrožėti tiesiog. Čia tikrai šiandien diena laimėtoja yra iš visų vaizdų, ką mes matėm per visą kelionę, tas krioklys visų pirma. Ir tiesiog daug gyvybės, daug gyvūnų, daug tokio žalumos, viskas labai gražiai išsaugota, prižiūrėta ir gyva. Ir dabar taip einu ir galvoju, tai kiek mes dar, aš kažkaip galvoju, kad mes čia
pusdienį gal tam parke praleisime, keliausim toliau. Ir pasirodo, kad mes praeisime visą parką, aš belenkaip to džiaugiuosi, nes čia absoliučiai nėra žmonių. Ir ko mes nedarysime, tai mes neįsime, nu ir jau neėjome, nes jau čia vakar turėjo būti į Half Dome. Tai čia yra va, tas kalnas, kuris jau, kad su grandinėm liptume, ten koptume jau į tokį sudėtingą maršrutą, tokį specialų akmenį, kur ten tai pritvirtintos grandinės ir užsiropštent jo. Tai visos mašinos, kurias matėme, visi žmonės, kurie būriavosi, tai jie visi atvažiavę yra į tą, tie visi žmonės yra atvažiavę į tą Half Dome akmenį lipti ir į Yosemite tas slėnį tokį, jau ten populiarus toks, jis ten ir filmas ir visur yra. Tai mes tas vietas praleidžiam, ten neužsukom. O visur kitur mes pasirodo praeisim ir čia absoliučiai nėra nei vieno žmogaus, nes jie, nežinau, visi ten truputį atvažiavo tiesiog pasižiūrėti. Šiaip labai keista buvo, kad tam, kur akly, galėjom dviese maudytis ir nei vienas žmogus net neprisijungė ir net nepraėjo pro šalį. Tai šiandien buvo visa diena praleista Yosemite parke ir, aš puikiai suprantu, kodėl jisai savo visus nuopelnus turi ir pagirimus, nes, tikrai, toks didelis miškas, pilnas grožybių. Daug kartų labai pasakiau, wow, daug kartų nustebau ir aš jau dabar vertinu vietas, kad jeigu po kelių mėnesių buvimo miške vis dar sugeba nustebinti, tai tikrai aukščiausia klasė. Good morning! Aš tokį klausimą prisiminiau. Kiekvieną kartą pamirštu pasižymėti kažką, ką žmonės paklausė, ką įdomu sužinoti. Tai vieną klausimą prisimenu, kad mūsų klausė, ar mes išmetėm kažką iš savo daiktų, ką nešėmės nuo pat pradžių. Tai aš dabar dar biškai bandžiau galvoti iš karto, tu irgi dabar pagalvok, ar tu išmetei kažką. O jeigu ne, tai tada pagalvokime, ar yra kažkas, ką norėtume išmesti, bet tiesiog gaila. Tai pirmas daiktas, kuris ateina į galvą, kurį aš iš karto išmečiau, ne iš karto. Aš jį prasinešiau visą dykumos etapą ir naudojau. Ir kai atėjom į šitą jau meškų kanistrų etapą, man reikėjo atsikratyti dezodoranto. Tu visada juokeisi, kad aš jį nešiojuosi, nes dar nešiaus tokį stikliniam buteliukę, tą tokį, kur jau sunkiausiai įmanomas rasti. Tai aš jau atsisakiau, nes šitas bačkos yra perpildytas maistu ir tiesiog fiziškai nebegalim sutalpinti daiktų su kvapais. Tai dar iš karto follow-up klausimas būna, ar meškos užuodžia dantų pastas ir lūpdažius ir dezodorantus. Tai aš nežinau, ką meškos užuodžia, aš tiesiog žinau taisyklės, kurių reikia naudotis ir kad mes turim visas higienos priemonės lygiai taip pat laikyti šitose dėžėse. Tai aš atsisakiau dezodoranto, man pirmas dalykas, kuris atėjo į galvą, aš jį išmečiau ir mes jau, sąlyginai neužilgo atsikratysim dėžių, bet aš nežinau, ar aš pirksiu ar ne. Šiaip gal, bet jau tie kvapai, jie tokie atsirado tas jausmas, kur praeini pro tos day-hikerius, kurie, čia yra toksai bairis, kad, sako, kaip jie kvepia, tai jie kvepia kaip laundry. Tai, neįtikėtinis, kad jie kvepia, aš praeinu pro tos žmonės, jie nėra pasikvepinę ar kažkaip, jie tiesiog kvepia švara, tokia užuodžiu ir skalbimo miltelius kokius naudoja ir ar ten naudoja dezodorantą ar ne, labai jaučiasi tas toks aštrėjęs kvapas. Tai va mano šitas daiktas. Tai kažkas ateina į galvą. Yra mažų dezodorantų tokių, ultralight. Jo, šiaip tai čia visokių aš mačiau ir tiesiog servetėlių pavidalu, kur taip susidedi ir servetėlės, bet kažkaip praranda prasmę čia būnant tiesiog šitas daiktas. Aš nesu ten kažkoks intensyvus prakaituotojas, kad ten eičiau ir smirdinčiau visiems visą mišką, tai nežinau, gal ir nusipirks kažkokį tiesiog įdomų modelį išbandyti. Kažkas rekomendavo ten tos kristalinius dezodorantus, kad jie be kvapo. Nežinau, pasižiūrėsiu dar. Bet šitas daiktas yra, kur atsisakiau. Tau kažkas ateina į galvą? Aš jaučiu pirmą daiktą, kurį išmečiau, tai buvo tas vandens talpa, ta 3 litrų mūsų. Jo. Po dykumos, kadangi tiek vandens nebereikia neštis, tai tą puslę savo atsikratėm jas. Įmetėme hiker box. Toks maišas vandens, ant kurio ten pripili 3 litrus vandens ir ant jo paties, ne ant butelio dedi filtrą vandens, ant jo užsuki. Ir iš jo tiesiai filtruoji savo jau ten talpas, ten butelius ar podelius. Tai realiai, kai dabar esam prie krioklių, tai mums va šito nebereikia. Labai geras šitas. Bet turiu daug daiktų, kurių nenaudoju šiaip.
Aš norėjau klausti dėl rain pants. Man atrodo, kad čia vienas dažniausių daiktų, kuriuos žmonės išmeta šitą kelionį. Ir čia yra rain pants, tai jos tokios kaip maišas, karštos kelnes, jos ten man visą šilumą sukaupia ir tokios nesiterlioja, neperšlampa, nu tiesiog toks, nežinau, šiukšlių maišas ant manęs. Tai aš jas naudoju absoliučiai kiekvieną dieną ryte ir vakare, bet tave mačiau gal 2 kartus maksu jam. Aš naudoju mieste jas, atsiraitoju kaip šortus ir kai nebeturiu rūbų, nes visi skalbėsi, aš naudoju jas kaip pakaitinę aprangą. Nu jo. No. Nu jo, tu negali išmesti. Iškeiščiau mūsų Gators. Mes nusipirkom dar iš Los Andželo tos Gators ir jie tokie su tokiam juostelėm prisitvirtina ir mums abiems tos juostelės tiesiog nuo trinties nuplyšo. Tai dabar jau daugybė geresnių variantų matėm, tu jau susitvarkei ten, pats prisklievai tą tokį liupduką, kur... Padarysim ir tau taip pat. Labai gerai. Tai vat keiščiau tiesiog, čia yra iš Ray Gators, tai jie patys, tai pats daiktas, tai žiauriai fainas, bet tos juostelės, ten buvo po 2 vienetus pridėti ir mes 2 vienetus ir sutrynėm po 2 vienetus. Tai šitas, medaus atsisakėm labai greitai. Ne, iš maisto tai daug pasikeitė dalykų. Šiaip kaip ir iš pradžio apsipirkom pirmą kartą ir kaip dabar apsipirkinėjom, tai jau kai žinom, kiek suvartojam to maisto ir... Ir nesąmonę nebeperkam, tipo. Ir nebeperkam, jo, nebe taip įdomu, gal išbandėm daug ką. Jau dabar žinom, perkam nesąmoningus dalykus, bet jau, žinom, kokios nesąmonės patinka. Nes tiesiog labai skiriasi ėjimas, kada turi pilną kuprinę šlamšto prisipirkęs ir jinai sveria, kad ir 2-3 kilogramais daugiau, tu iš karto pajausi lipdamas į kalną. Toks, pavyzdžiui, elementarus pavyzdys, kur aš vis dar nesuprantu, nes man vis tiek pavalgyt skaniau yra prioritetas. Bet tarkim, pupelės yra tokios visiškai vakumuotos vienos, kur be jokio skysčio, o kitos, atrodo, tiek pat sveria, bet juose pilna to padažo skysčio tokia užsilikusia ir, nieks neperka jau ir mes neperkam tų su skysčiu. Ir kai tu nusipirki vieną, tai that's ok, bet kai tu perki savaitę maistą ir jeigu nusipirksi 5 tokius pakelius, ir tiesiog tą litrą vandens tam pakelėje nešia su savim, kurio negali niekaip išpilti. Tas keistas dalykas, kad atrodo, kai vieną daiktą žiūri, jis nieko nesveria, bet kai visumoje to visoje dėžėje maiše, tai belenkiek svorio užima. Medus buvo pirmas dalykas, kurį iš maisto išmetėm, labai gerai šitą atsimenu. Bet tiesiog buvo neverta nešiotis, tai mes dabar nebent iš Starbucks ar kažkur pasiėmėm tais maišeliais tiesiog ir tada košį panaudojom. Bet šiaip tai mes pakankamai neblogai susipakavom daiktus, nes tikrai nebuvo nieko tokio kažko, kas pagalvotume, kad o Dieve mano, kaip galėjom šitą nesąmonę įsidėti. Jo, nesgi dar... Tu dezodorantą be mano žinai. Praeitą savaitę dar kažkoks žmogus mūsų mieste klausė, sako, jis juokės, sako, tai kiek daiktų išmetėt nuo dykumos? Ir aš tada pagalvojau, kad mes realiai nei vieno daikto tokio normalaus neišmetėm. Aš galėčiau išmesti, tikrai galėčiau atsikratyti. Turiu tą sportinę, kaip jinai vadinasi? Kuris dalykas? Blema, ta guma tokia, žinai, kur tampasi? Ai, mes pasiėmėm gimnastikos, ne gimnastikos, šiek kaip tempimo, tas gumas tokios, kur sporto klubuose buvo tokios storos tos. Galvojau, kad tampysime su jom, bet realiai nereikalinga. Bet jinai nieko nesveria. Jo. Tada masažo kamuoliuką turim, tai kartais panaudojam. Aš turiu vieną labai keistą daiktą, kurio niekas nematė, jau nežinau kiek metų tikrai. O! Tai aš nėra, kad labai naudočiau. Gal parodyk prie kameros arčiau. Aš jį radau čia Hiker Box. Tai aš nepasakysiu pavadinimo, bet jeigu kas nors prisimena, tai pasakykit. Ta prasme, tu neprisimeni pavadinimo šio daikto? Aš prisimenu, aš ne taip pasakiau. Aš nesakysiu pavadinimo, bet jeigu kas nors prisimena, tai parašykit komentaruose, kaip vadinasi. Nes aš žinau, kaip vadinasi. Taip, aš dabar supratau. Aš irgi žinau, kaip vadinasi, aš parašysiu komentarą. Nepavyko. Aš tai niekada gyvenime nemokėjau su šitas, bet man šitas primena mano sesę, nes mano sesė visada gyvenimą su šitu žaidė. Aš prisimenu, turėjau Snickerso, nes kažkoks buvo žaidimas, man atrodo, kad valgai perki Snickersus ir gali laimėti šitą, nesakyk. Jo, aš pasakiau pirmą raidę. Aš tai visada užmazgindavau, aš nežinau net kaip, bet man tokius mazgus susisukdavo ir tiek. Labai smagus, daikčiukas. Geras, tikrai šitas, čia nereikalingiausias mūsų daiktas, kurį turim.
galvoju, dar mes turėjom pasimti savo tos širdies daiktus. Tai priklauso, kad po vieną daiktą tu turi neturi, čia rekomenduojama tiesiog, kai tau liūdna, kai tu pasiliksi namų, kad galėtum tą vieną daikčiuką kažkokį turėti. Tai aš norėsiu, kad tu savo parodytum, nes aš iš tikrųjų, man tiek buvo streso, tiek įtampos prieš šitą kelionę. Tas paskutinės savaitės ten buvo nenormaliausias gyvenime tiesiog. Aš tiesiog nebegalėjau skirti papildomos energijos galvoti apie kažkokį mielą daiktą. Tai man tie mėly daiktai turbūt mūsų šuniuko lipdukai, kuriuos mes pasigaminom ir čia artimiesiams dalinam. Tai toks primena, aš pažiūriu tą šuniuką ir šuniuko nuotraukos tiesiog. Ir video, kur sesė atsiunčia, kaip šuniukas dabar gyvena. O tu savo parodyk, tavo tai nerealus. Tai čia mūsų yra. Čia gerai mūsų. Tai žodžiu, mano sesers dukra, Gabrielė, linkėjimai, nupiešė mums tokį atviruką. Tai čia galite spėti, kur aš esu, kur Dovilė. Čia Saulė ir mūsų šuniukas. Ačiū, Gabrielė. Paradyk ir man. Ai, atsiminė, mūsų dar klausė, kokios spalvos mūsų akis ir uždėjo žalias akis abiems. Uždėjo, jau pasakiau, kaip kompiuterio meistrė. Labai pasiilgom tavęs, Gabrielė. Ir dar mano mamos angeliukas, man mama padovanojo prieš kelionę, mums abiems mama padovanojo prieš kelionę, tokius, nežinau, matus, angeliukus, kad saugotum šitą kelionę. Aš pirmą kartą gyvenime šoksiu nuo olos, tiesiai į vandenį. Oho! Bum! Čia Juliaus svajonė buvo viena iš to kelionės bucket listo dalykų, kad mes šokinėsim nuo olų. Aš dar niekart nešokau. Gilu? Nes aš labai bijau dėl to, taip sako. Sako, kad labai gilu. Tai va, tai aš užkaičiu vandenį ir šiandien valgysim savo mėgstamiausią beef stew. Aš jį jau kažkada rodžiau, kai mes labai mėgavomės ir dar turim tokius pekano riešutus. Jie ten kažkokiam marmalę padaryti ir žodžiu, vat, kad būtų sočiau tiesiog. Ir dar man atrodo tortilijos bus. Viskas, ateinu. Koks šiltas vanduo. Kaip faina. Kaip baisu buvo. Niekaip nepavyksta perlaužti tos 20 mylių arba 30 km ribos. Jau atrodo, ryte susiplanuoju, kad tikrai šiandien nueisiu 2 myliom daugiau. Tiesiog yra viena stovyklavietė ir sekanti už 2 mylių. 2 mylios tai yra 3 km su trupučiu. Ir viskas, ateina vakaras ir ties 20 mylių tiesiog kūnas jau blokuoja ir laikas jau toksai, kur įprastas, kur eina miegoti. Ir vėl šiandien tos 20 mylių, vakar 20 mylių, šiandien 20 mylių. Ir neišeina kažkaip perlaužti. Tai rytoj, nes šiandien aš planuoju, bet iškrenta 3 dideli kalnai, tiesiog 2 jau įveikėm ir dabar vienas vakare toksai, tiesiog iš niekur gumbas toks vidury, tiesiog myliai viršų, myliai žemyn ir ten pakyli gal 1000 pėdų, tai yra nenormaliai status kalnas. Tiesiog toks 1,5 kilometro stataus lipimo. Tai dabar jau rytoj mano misija yra nueiti. Tai kaip aš sakau, kad nueinam 20 mylių, tai dabar noriu 25 mylias. Tiesiog tikslas rytojaus būtų nueiti 35-40 km. Būčiau labai laiminga, jeigu pagaliau pavyktų. Bandysiu anksčiau keltis, tai iš Dantovės statysim 5:30 ir nežinau, bandysim galbūt pramušti tą 20 mylių prakeiksmą. Ir kad nesuklaidinti, tai mes jau esame ankstesniuose etapuose pasiekę tuos skaičius, ten rekordas gal priklauso 43 ar 4 kilometram, bet aš kalbu būtent apie pastovų ėjimą tokių atstumų ir apie ėjimą per kalnus. Milžiniškus kalnus, ne tiesiog kalnus. Tai siekis yra kiekvieną dieną, einant per didelius kalnus, eiti po 40 km. Ir aš truputį suklaidinau, 20 mylių tai yra 32 km. Tai realiai dar arčiau 35 km. Jau tokiam visiškai nebesilankstančiam kojom dabar vėlai vakare einam miegoti. Vėlai vakare tai 8. Ir sakau Juliui, labai džiaugiuosi, nes jisai visada stato palapinę. Ir sakau, labai džiaugiuosi, nes tu išmokai ne tik labai gerai pastatyti palapinę,
Bet ir labai greitai, nes, na, aš tokia, kol nusijaunu, ten tokia nusiimu kuprinę, jau mūsų palapinė stovi. Ir jisai sako, aš jau 80 kokių kartų šitą kelionį pastačiau palapinę. Ir pagalvojau, wow, realiai jau 80 kokių kartų kiekvieną dieną, išskyrus poilsio dienas. Kartais ir per poilsio dienas. Dažniausiai pastaruoju metu ir per poilsio dienas, tai realiai kokias 80 dienų tiesiog pastatyti ir surinkti palapinę reikėjo. Dar mišku eidama sakiau, kad mano mėgstamiausia dienos dalis laukia, kai galėsiu pagaliau susisukti savo pižamą. Tiesiog nepaaiškinamas jausmas, kai išlendi iš tų batų ir įlendi iš tas šiltas, minkštas kojines. Ir tiesiog visą minkštą aprangą. Iš tų miško visokių akmenų ir viską. Ir tada toksai čia saugus jautiesi šitoj palapiniai, šitose minkštose rūbuose. Aš su visu pilnu komplektu miegu kojines, timpos, po apačia maigė trumpom rankovėm ir ant viršaus marškinėlį ilgom rankovėm. Mes turim 2 vienodus čiužinius. Ir jie labai puikus, ten viduje yra šildoma, ta visa izoliacija, labai geri čiužiniai, bet Julius labai piktas, nes jo čiužinys jau, man atrodo, gal 2 ar 3 skylutę gauna. Ir čia tokie yra specialus pečias, jis užsiklijuoja, čia gal net matysis. Va taip, užsiklijuoja. Ir prie vandens galima patikrinti, kurioje vietoje skylutė, bet aš ką norėjau jam pasakyti, kol jisai čia labai susirūpinęs klijavo, kad ar jisai matosi, kokiu vaizdu jisai klijuoja čia, žinai. Vaizdą. Užsikniso ant saulės čia klijuot. Sakė, kad užsikniso ant saulės ir uodai puola ir jau labai daug naktų tiesiog miega, kai kažkur išsileidžia čiužinys. Šiandien turim 10 mylių, kurios vadinasi Uodų pragaras, Uodų rojus, mūsų pragaras. Šiandien primenu vykdo misiją 25 mylios ir šiandien bus kaip tik labai geras patikrinimas, nes maršrutas yra toks, kad mes ryte įveikėm vieną kalniuką ir dabar visą dieną tiesiog tolygiai visą laiką kilsime, bet tokiu nuožulniu visą laiką pakilimu. Tai bus labai geras įvertinimas, kas mus stabdo. Ar tikrai kalnai dideli, ar gal tiesiog mes negalim nueiti 25 mylių. Tai šiandien bus labai geras patikrinimas. On the mission. Praėjom šiandien eidami vidury niekur kokius, gal 10 darbuotojų, kurie su tokiais dideliais įrankiais dirba, ten nešasi po 3 grėblius, po 3 kastuvus, tvarko takus, semia akmenis, su tokiom didelėm žnyplėm, skabo, čia visokios piktžolės, viską tvarko. Ir kažkaip praėjom, tam pasisveikinom, nieko per daug nepakalbėjom, bet realiai neteikdama galvojau, kaip jie čia atsidūrė, čia nuo pasnės mašinos. Na, aš nežinau, nepasakysiu tiksliai, bet čia tarkim 100 mylių spindulių, ten 50 mylių, nesvarbu, nėra kažkokių privažiavimų ir kelių, mes visiškai kalnų vidury. Ir dabar vat praėjom ir milžiniška palapinė tiesiog pastatyta, ten su stalais, su palapinėm, su kažkokia virtuvėlė. Ir pirmiausia viskas pasirodė kaip miražas, kad mes tiesiog patekom į šitą, kad matom kažkokią kavinę tiesiog vidury gamtos. Paskui praėjo kaip tik darbuotojas vienas iš jų, tai paklausėm, ką jie čia daro. Tai sakė, 2 mėnesiams yra čia atskraidinti su helikopteriu. Visą maistą, visus įrankius, viską jiems atskraidino helikopteris ir jie 2 mėnesius tiesiog čia dirba. Jiems nereikia grįžti į miestą niekur. Ir va taip tiesiog gyvena čia dabar ir darbuojasi. Tai dar tokia įdomi, dar viena profesija. And I would walk 1,000 miles and I would walk 1,000 more. Man Julius priminė, kad aš daviau pažadą, kad sudainuosiu šitą dainą. Man atrodo, kad aš gal dar kai montuosiu, tada įsijungsiu, paklausysiu, gali būti ant viršaus uždainuosiu. Bet esmė tame, kad man iš karto žmonės parašė, kad ten dainuoja I would walk 500 miles. Tai šitas visiškai nebegalioja. Tai mes nuėjom 1000 mylių. 1000 mylių yra 1600 kilometrų. Tai liko 300 mylių ir mes būsim savo kelionės pusiaukeliai. Labai geras jausmas buvo pamatyti šitą ženkliuką. 1000. Nu, prieš kelionę tai tikrai tikėjau, kad čia būsiu, bet kažkaip sunku net buvo įsivaizduoti, kad 1000 mylių pėsčiomis.
Nežinau, labai stiprus tiesiog jaučiamės, labai dabar tokie susijęme, labai komandiškai einame ir tokiai sunkiai misijoje esam, kur turim didinti greičius, didinti apimtis, didinti mylias ir daug mažiau laiko praleisti miestuose ir rytoj turim miesto dieną, bet ją eisim ne kaip į atostogas, o jau taip sustruktūruotai turim visus darbus, ką turim padaryti. Ateinam, kur kada valgom, kur kada kraunamės, kaip pakankamą kiek kalorijų surinksim, kaip pasikrausim, kaip išsiskalbsim, kaip nusiprausim. Ir kad tiesiog viską taip per vieną dieną susitvarkyti ir iškart anksti ryte keltis ir eiti toliau. Tai, tokie labai režime tokie mes esam dabar, varžybiniam. Dar norėjau pasakyti, kad gavau kelias žinutes labai mielas, kur žmonės per kažkokius sunkius ar nemalonius savo gyvenimo etapus einantis kažkaip labai gražiai parašė, kad žiūri šitus video ir kad padeda pajausti tą lengvumą ir mūsų tokį, kažkokį tokį gerą jausmą skleidžiamą. Tai man čia yra didžiausias komplimentas. Labai smagu, kad kažkas žiūri ir pavyksta tiesiog perduoti tai, ką mes jaučiame čia būdami. Labai noriu su to dalintis. Oi, 1000 mylių. Atėjo vakaras ir laikas paskelbti rezultatus, kaip pasisekė 25 mylių diena. Tai vietoj 25 mylių arba 40 km, kad ir kaip norėčiau pasakyti, kad nuėjom 50 km arba 100 km, bet jo, mes stojam ties 23 mylių riba, tai yra 37 km. Kaip ir galėtume dar įveikti tuos likusius 2 km į kalną, 2 mylias, tai 4 km į kalną, bet noris jau turėti ilgesnį vakarą, pavakarieniauti, jau po truputį temsta ir mes stojam ties 23 myliom, bet kelionė dar ilga, mes dar net ne pusiaukeliai, mes tik ties 1000 mylių ir dar spėsim pasiekti visus rezultatus.